Labas visiems, sveikiname su jumis šį kartą iš Kauno Akropolio, iš Kauno Sportland parduotuvės ir šalia mūsų, aišku, yra Deividas Maconka. Labukas, Deividai. Ir čia yra dar vienas olimpietis žmogus, kuris, sakyčiau, prisidėjo prie Lietuvos krepšinio 3-3 iškilimo iš po vandens virš vandens, tai Dainius Novickas. Treneriukas. Labukas, Dainius. Labą dieną visiems. Dainiukai, kaip jausmas prieš olimpinės? Dreba kažkas, nedreba? Nu jau biški viduriuko suka, kartais suka, korčiau tos daugiau. Dabar drugelį jau pakeitė, žinai, pilvė, dabar jau vidurius. Tai nieko, svarbiausia laiku ir vietoj, žinai. Žais nereiks lengviau, žinai, galima išbėgti trumpam. O Dainiau, šitas klausimas, nuo Deivido, ką pasakė, tai nesinorėjo dalim būti ir žengti į aikštelę kažkokį momentą, ta prasme, būti olimpinės rinktinės dalimi ne tik iš trenerio perspektyvos. Šiaip, aš žinau, kad gal sunkiai tai įmanoma, bet važiuojam. Net visą laiką gali vieną žmogų atkabinti ir pasimti savo vietą. Tai realiai būtų tokiu, jeigu norėtum, galėtum, ne? Jo, jeigu pasakyčiau, kad jo važiuoju aš ir tiek. Okay. Bet kadangi vakar treniruotėjai amerikankės sunkiai sekėsi, gal tek daug važiuoju tie, kurie geriau moka negu aš. Žiūrėk, Dainiau, mano pagrindinis klausimas, aš tas paklausiu čia, kai dar nebuvom pradėję filmuoti, tai prieš 5,5 metų Dainius Novickas. Kur ir kaip ir kas ir kodėl? Dar žaidžiau tada, dar tikėjausi pabulti olimpiadą pats, nes buvo, sakau, jau buvo olimpinė sporto šaka, atsirado pas mus truputėlį tas 3x3 krepšinis turnyrai, tai buvo tas vienas žiemos etapas didelis, tai aš pats dar žaidžiau ir tada laimėjo, galima sakyti, palauk, kiek čia dabartinių, 3 olimpiečių. Tada laimėjo Lietuvai turnyrą ir jie važiavo į pasaulio čempionatą, o mes, beje, tada ir tu buvai, važiavome į Europos žaidynės Minske, tai darė tokią rinktinę, daug maž kas 2-3 vietą užėmė buvo ir tada kažkaip tai olimpinis sako, reikia trenerio. Tai visi draugiškai sutarė, sako, reikia Dainių, kadangi, sako, Dainius daugiausiai žino, daugiausiai žaidęs. Nuo to galima sakyti ir prasidėjo viskas. Jo, ir iš tikrųjų, aš tiesiog noriu dar ištransliuoti žmonėms, kad čia yra tokia labai graži, faina istorija. Ne veltui filmas apie tave galų gale buvo sukurtas. Tai istorija, kuomet bičas, žaidžiantis mėgėjiškai krepšinį, kažkada bandęs ragauti ir to profesionalumo, dirbantis paprastą kasdienį darbą, tu buvai, ar ne? Beje, esu dirbęs Sportland parduotuvėje, kas mažai, ką žino, pačioj pirma buvo Laisvės alėjoje, antra buvo Dainavos Maksimui. Dar ne Sportland sudienos kažkaip kitaip. Sportline. Tai Vladą atsimenu su tais ūsais. Ir dar gal išdirbau dar turbūt apie pusę metų. Ir va tada kaip tik tai pradėjau Ukmergėj žaisti tipo dabartiniam RKL. Ir tada komandos vadovas sako, tau kitą dieną varžybos, sakau, negaliu, nes dirbu parduotuvai, sakau, reikia, sakė, ai, pasakysi, kad išeini, sako, nes mes tam mokėsim algą ir aš tada atsimenu, atėjau, buvo, neatsimenu dabar vardo, jo mūsų parduotuvės direktorius dabar. Sigitas, jo, sako, būsiu krepšininku, tai dar pasijaukėm, kai jis galvoja, nu, krepšininkai, išėjau. Tai va, yra sąsajas iš tikrųjų. Tai va, tai pažiūrėkit, kur yra Dainius dabar, Dainius važiuosi olimpinės žaidynės, Dainius čia yra kosmosas visiškai, tai jūs turėjot praėjusiais metais šansą patekti olimpinės. Prieš 4 per pandemiją. Jau tiek laiko praėjo? Taip, nuo Tokio. 3, 2-1 buvo. Kai jūs galėjot laimėti žaidyti turnyrą, ar ne, ir būtumėt laimėję, būtumėt patekę, ne? Tas buvo, aš atsimenu tą tokį... Ne, mes gavom ketvirtfinalį nuo Latvijos. Taip, atsimenu tą agoniją, skausmą, kur aš pats žiūrėjau transliaciją, skaudėjo širdis, bet viskas, praėjo 4 metai, aš tikrai galvoju, kažkaip mažiau. 3 vadinkim, 3. Ir jūs patekote olimpinės žaidynės, daug šaukiai, kai laimėjot. Nebebuvo jėgų, realiai. Nebebuvo. Daugiau ašarų buvo negu šaukimo. Tai jeigu atvirai, tai sakau, irgi baigėsi turnyras, ačiū labai, kas buvo atvažiavę palaikyti, nes sakau, buvo atvažiavę pilnas autobusas apie 60 žmonių, ten su būgnė, su vėliavom, tai atsimenu, baigėsi turnyras, atsisėdom su fizinio rengimo treneriu ant suoliuko, nes pas mus vyksta, sakau, žinai, atvirose erdvėse ten senamiestį, tai dar atsimenu, atnešė vadovas mūsų bokalą alaus, nealkoholinio. Nealkoholinio. Tai atsisėdau, sakau, pagušnojom, sakau, viskas, važiuoju į viešbutį, nes neturiu nei jėgų, nei noro. Pala. Dainius Novickas, žvėris, kuris tūsina, jeigu reikia tūsina iki nukritimo, net nenukritimo, jis nenukrenta, visi nukrenta, Dainius lieka stovėti. Ir tu nevarėjai švęst pergalės? Nevariau. Wow, gerai, aš galiu pasakyti, kad tu buvai pavargęs, tikrai. Taip, nemelavau, tikrai, išsemtas buvau jėgų. Tai Debrecenas nepajautė Dainiuko galios naktį. Ne, Debrecenas yra pajautęs daug daugiau tos galios, nes mes esam, ten mes skaitom šventą žemę Debreceną 3x3 krepšinio. Nes ten mes laimėjom su jaunimu U18 pasaulio bronzą, tada su vyrais pirmą kartą gyvenime iškovojom pas tą Europos bronzą, va, pirmas medalis buvo.
Tai su studentais lygiai taip pat Debrecenė laimėjom Europos čempionato auksą, tai matęs Debrecenas. Debreceną gerai pažįstu, tikrai. Žiūrėk, kaip yra viskas su jūsų krepšinio rinktinė, nes vis tiek, tu turi brandolį 3-3 žaidėjų didesnį. Vienam turnyre dalyvauja, brandolys yra ar ne, bet gal ketvirtas žmogus vis keičiasi ir panašiai. Tai dabar turėjom 4 vyrukus, kurie iškovojo, pavadinkim, tame paskutinėme Debrecenė turnyre tą olimpinį kelialapį. Kaip bus dabar? Ar tie patys žaidėjai ir važiuoja, ar kokia situacija, kaip viskas maždaug vyksta tenais viduje? Taip, tai mes tiek dar sportuojam šešiesi, nesakau, nes prieš pat tą mūsų stovyklos vasario 1, kai susirinkom, iškart pasakiau, ir jau daug maž vis tiek, kaip turiu sakai, 5 metai vyksta, jau žino mūsų tas tradicijas. Tai pasakiau iš karto, kad vis tiek sportuosim iki galo visi 6, nes kadangi ir mikrotraumas ar kas, ta prasme, ir sakiau iš karto, kad nesvarbu, kas iškovos tą kelialapį, tai negarantuoja vietos, tai visi užtat sakau, yra tokia truputį, ta prasme, ramybė ta mūsų stovykloje toj, nes aišku, širdį visi tikisi, tie, kurie iškovojo, ta prasme, tikisi ten papult, bet sakau, yra darbas toliau dirbamas, kai vėl konkurencija šiokia tokia pas mus, sakau, yra toliau, tai dabar jau sakau, turėjom būtinai ištransliuoti 4, vadinkim, jau šiandien paskutinė diena turėtų šiandien išeiti Eurostris, kai filmuojam. Bet vakar kalbėjau su kolektyvu, sakiau, kad, ta prasme, turime ištransliuoti, nes anksčiau laiko, bet tas 4 jisai vis tiek nėra, ar kažkokia trauma, ar kas vis tiek 6 toliau darbuojas. Ir iki galo, ir sakau, prasinešim, man atrodo, mes turim jau FIBai, tam vadinkim, olimpinė, man atrodo, 2 dienas prieš pasakyti. Tai jau prieš skrendant, jau 25 skrendam, tai jau 23 turbūt jau galutinis bus jau. Bet žiūrėk, tu sakai, kad yra ramybė, sakai, kad yra ramybė viduj komandos, tikrai ramybė ir nėra taip, kad žinai, jau žaidžia treniruoti, ten alkunytę, vienas kitam aštresnę. Nes vis tiek, tai yra konkurencija. Aš manau, kad kiekvieno yra žmogaus sportininko, ypač svajonė, patekti į olimpinės žaidynės. Ir kai tu turi galimybę patekti ir tu esi visiškai arba ant brūkšnio, arba prieš brūkšnį, arba už brūkšnio. Ir toks, žinai, ir tu tiesiog ties ta riba vis šokinėjai. Ir žinai, kad nuo to priklauso, tai priklauso nuo dar kelių žmonių, kurie yra šalia tavęs, su kuriais tu treniruojas. Kažkaip tai nežinau, nes, vakar irgi darėm treniruoti tą žaidybinę 3-3. Šiek tiek yra gal turbūt to, biškai griežtumo tokio didesnio, bet, aš visą laiką stabdau, prašau, kad, ta prasme, visi žinom dėl ko. Yeah. Mes einam ir, ta prasme, ten paskutinį minutėm ten traumas, ir skau vakar irgi dar su vadovu kalbėjom, važiavom, nes dar turėsim turnyrą dabar Almatoj. Įskrendam 4-dienį, dar atvažiuos Lenkai, dar turbūt atvažiuos Prancūzai arba Amerika į tokį šparingą stovyklėlę. Tai toks, atrodo, gal geriau nebežaidžiam jau, gal geriau jau, žinai, bet, dar liko 2 savaitės, tai mes paskui nepajausim ritmą, nes grįžę nuo pirmadienio darysim tą olimpinę savaitę, nes, sakau, yra labai keista, nes yra vienos rungtynės, man atrodo, 9:30 ryte, kitos 9:30 vakare, tai bandysim dar, tarsi tų pačių ritmų pragyventą savaitę olimpinę, kad žinotume, ką žinau, nes mes ten kaip pavyzdys treniruotę turim, dabar irgi važiuosiu treniruotę 10:30 ir paskui 6. Tai žinai, kai reikės žaisti 11 val. Ar 10:30 vakare, tai organizmas nėra to, tai sakau. Dar gyvensim tą visą olimpinę savaitę nuo pirmadienio. Minėjai, kad kalbėjai su Jonu Mačiuliu ir klausai, kaip ten viskas viduje, kaip ten tas olimpinis miestelis ir sakai, kad niekada nenustebk, jeigu šalia tavęs atsės kokia nors super žvaigždė ar ne, kur nors valgyklėliai. Jo, tai sakau, iš tikrųjų tai dar patys turbūt nejaučiam, žinai, tos visos, vadinkim, atmosferos, nes sakau, kalbėjau. Svorio gal? Jo, svorio, jo. Nes toks atrodo, žinai, kai mes daug keliaujam, daug žaidžiam, atrodo, kad važiuoji į kažkokį turnyrą, kur čia jau pasaulio, kažkas reikia laimėti, žinai. Bet su jo, kalbėjau su Jonu, sako, tai tikrai, sako, nesivaizduoju, nei kur važiuoju, nei kaip papulsi, nei kaip atrodys tas visas, sako, nes euforija yra begalinė, sakė, tai irgi gerai, kad važiuojam 5 dienas prieš, nes, ta prasme, tikrai, sako, reikia dar nusirbinti prieš svarbias kovas, bet, sakė, netgi būdavo iš anksto praneša, kad amerikiečiai atvažiuos valgyti, nes amerikiečiai krepšininkai atskirai gyvena, žinai, visą laiką, tai sako, visą laiką praneša, kad, pavyzdžiui, šiandien pietų atvažiuos Amerikos rinktinė ir visi eina fotografuoti. Gal neįleidžia tada? Ne, eina visą laiką fotografuotis visi, nes turbūt irgi ten pagal visokius punktus turbūt privaloma, žinai. Tai sakė, Jonas irgi sako, ten, žinai, valgai, sako, pum Federį šalia sėda, žinai, su padėklais. Viskas ir, Rožė, Naistivyčia. Tai kelinta vieta? Kokie medaliai? Bendrai? Jo, kokia praba? Ta praba, nuo pradžios tai jau nesvarbu kokia, svarbu, kad praba, tai vis tiek pirmas olimpinis Los Andželė gal eisim aukščiau. Ne, bet sakau, jeigu rimtai, tai, tikrai važiuojam, aišku, sakau, ten vėl, čia sakys, prisišnekėjom, bet mes visą laiką važiuojam, žinai, kaip ta prasme, turim tą statusą, kur visą laiką kovojam dėl medalių. Esam iš turbūt
sakau, atvežė 9 medalius su visom amžiaus rinktinėm ir turbūt pralošė tik tai vieną turnyrą, kuris buvo fiasko pasaulio čempionatas, kur ir vyrai, ir moteris kažkaip sudegė. Tai važiuoti, žinai, vien turistauti, sakau, ir nesijaučia tos mūsų dabar tos euforijos, kad važiuojam olimpiadą. Nėra tos tokios vidinės, kad čia kaip turistai važiuojam, čia, žinai, pasiekėm ir jau čia gerai pabūsim olimpiadai. Tai toks iš karto ta euforija baigėsi po Debrecino ir ruošiamės tikrai medaliam, nes mūsų reitingas pasaulyje 3, mes susileidžiam tik Serbam Amerikai. Serbijai visą laiką pralošėm didžiausius finalus, tai kažkada turi baigtis. Ir aš sakau, vyram, kai pralošėm praeitais metais Jeruzalėje Europos čempionato laimėtą grajų, vadinkim, prieš Serbus, sakiau, viskas, atsirivanšuosim olimpiadai bus pats, nes kai tu matai, kai Serbai džiaugiasi 5 metus išėlės, vadinkim, pastoja mūsų tos finaluose, kur trūksta labai nedaug. Sakiau, tai bus pats maloniausias dalykas atsikiršyti, žinai, olimpiadai. Tie patys broliai Latvijai tikrai su stipriu sastavu važiuoja. Broliukus reiktų leisti ant žemės, man atrodo jau. Bet jie kažkaip tai anksčiau buvo, dabar viskas gerai su broliukais, mes sakau dabar gerai. Tai, ir tą pačią Ameriką reikia Fredėtui atsikiršyti. Tai realiai Fredėtas yra didžiausias superstaras šiuo atveju, nes... manau jo, arba De Jongas Olandijos, arba, nes De Jongas irgi Lietuvai. Įmetęs yra 24. Bet Džimeris NBA žaidės. Ir Kinijai 68 įmetęs. Taip. Ir rankelę, taip. Bet De Jongas Jokičiui irgi 27 įmetęs yra serbam. Bet jo, Fredėtas dabar manau jo. Tai tas pats visą Amerikos rinktinę, vadinkim, Bariai irgi žaidęs NBA, ten nedaug, ten, aišku, ne taip kaip Fredėtas, bet irgi ten legendinio, žinai, anūkas, jo, tai sakau, ten tas Medoksas yra žaidžia, irgi ten Timberwolves'uose šiek tiek yra, tarpšime, Amerika ten nėra tokia, žinai, bet tikrai veikiama ir mes esam laimėję. Aišku, sakau, turėsim tą planą, kaip tą Jimmy reikia uždarinėti, nes ten tikrai monstrinis. Jis turi žiauriai tą greitą release. Greitą metimą, jo. Ir aišku, taiklų. Jo, ir perėjus jau į tą 3x3, žinai, nes kai būna, kai ateina iš 5x5, jie ten pusiau laisvy tokių nemeta, nes atrodo negalima, žinai. Taip. Jo, o jisai dabar jau pagavo tą, kur, žinai, tik pagavau iš karto, žinai, o metą ten, sakau, turbūt, Šaras mūsų, Fredėtas, ten turbūt, kas čia dar yra, iš tų tokie snaiperiai, kur tikrai, jeigu paliksi laisvą, žinai, nemažesnis kamuolys, tai jam dar ten geriau. Milaknis, Macas. Macas, gerai, Macas, manau, kad dedam numerį 1 čia. Jo, jeigu tai Macas. Macas tokiam 3-3 būtų buvęs. Savo metimų tokiu greičiu, tai kur tu? Ok, šiaip aš žiauriai džiaugiuosi girdėdamas, kaip tu viską pasakoji, nes nepaslaptis, aišku, kad mes ir kažkiuką kartų pažiūrėjom, žinai. Gauni rėkti nuo manęs kartais. Gaunu rėkti, reikia atgal kartais ir sakau, eik tu, žinai, kur neaiškinės. Sustiksim bare. Tai labai džiaugiamės tavo olimpiniu keliu ir aš manau, kad tiek žinių iš tikrųjų. Norėjau dar pasakyti, kad Dainius yra blogiausias varžovas ir vienas geresnių komandos draugų. Taip, aš atsimenu, galiu labai trumpai papasakoti, esu tikrai kažkur minėjęs šitą, kad kai pirmą kartą pamačiau Dainių Vilniaus krepšinio lygoje, jis žaidė ten kažkokios tai lygos finalus, aš laukiau savųjų ir pamačiau ir galvojau, kas tas psichas, kas tas nesveikas, jis yra visiškai nesveikas žmogus, jį reikėtų išmesti iš viso šito sporto ir tada patapom komandos draugais ir toks, ką žinau, visai fainas bičas, žinai, jisai yra labai fainas, ypač kai jis savas, jeigu jisai yra varžovas, čia jau jų problema. Šitą girdės N kartų. Tai nemeluoja žmonės. Nemeluoju. Žmogus didelė širdim, ne tik krepšiniui, bet ir visiems, tai aš manau, kad linkim tau tiesiog sėkmės. Kai tu minėjai, kad visi sakys, kad prisišnekėjom, tai čia yra, manau, labiausiai dzin dalykas, nes jūs gali šnekėti, jeigu yra galvas aukštai iškeltus ir norit medalių, tai manau, kad su tai žodžiais reikia varyti, ne į priekį. Taip, ir negali prisižadėti, bet sakau, kovosim iki galo dėl medalių ir tikiu, kad jie tikrai bus. Tai gerai, užtvirtinam, startas jūsų jau 3x3 kada? 30 dieną. 30 dieną, 3x3 startas. Žodžiu, sėkmytės, Dainiau, medalių tau. Ačiū. Palaikykit, sirkit. O mes jau padarysim, ką galėsim. Gerai, olimpinį ciklą tęsim, tu pamatysite dar laidų su mūsų olimpiečiais. O dabar sakom so long, ate. Iki.